Savižudžių būrys buvo mano laukiamiausias metų filmas, tačiau dabar jaučiuosi lyg koks pareigūnas amerikietiškuose filmuose, kai jam atėjus pranešti liūdną žinią, nei žodžio nebūtina tarti. Klasika juk. Ar siaubingas yra šis filmas? Ne, tikrai ne. Tačiau, kad ir kaip troškau, tiesiog geru jo irgi pavadinti negaliu. Paaiškinsiu, kodėl galvoju, kad Suicide Squad tai yra istorija apie tai, kaip kino studija žlugdo meną. Režisierius David Ayer sukūrė tamsią, retkarčiais netgi brutalumo kupiną atmosferą, kuri visai neprimena naujų filmų pašėlusių trailerių. Pamenate pirmuosius filmo kadrus, kurie buvo apgaubti tamsia atmosfera? Tai ir yra Suicide Squad. Na, bent jau buvo iki to momento, kai Warner Bros. Atstovai susitiko su marketingo specialistais montažui skirtose patalpose. Man labai yra svarbus muzikos panaudojimas kine, tačiau šiuo atveju buvo peržengta riba ir viena daina tučtuojau pakeisdavo kitą. Galiausiai filmas primena muzikinių vaizdo klipų rinkinį, dinamiškų, šaunių, bet grubiai sukarpytų klipų. Kuomet pristatinėjimas kiekvienas būrio narys, šis metodas atrodo įspūdingai, bet tuo neapsiribojama. Vėliau jautiesi lyg neblogą albumą paklausęs. Deja, realios muzikos, kurią specialiai filmui parašė kompozitorius Steven Price, beveik negirdime, o ji juk nuostabi ir puikiai atskleidžia scenų nuotaiką. Tačiau konfliktuoja su populiariosios muzikos hitais, o tai užmaskuoja tikrąjį šio filmo grožį. Tai, kad filmas panašus į klipų rinkinį, primena ne tik garso takelį, bet, kaip ir sakiau, grubus montažas. Dažnai scenos pateikiamos kaip atskiri, tarpusavėje nesusiję epizodai. Vėlgi, kuomet tai daroma pristatant veikėjus, atrodo šauniai, bet ši metodika yra praktikuojama beveik viso filmo eigoje ir ypatingai erzina scenų su Jokeriu kontekste. Mat, jam filme yra skirta mažiausiai laiko. Ne todėl, kad tokia buvo idėja, o todėl, kad daugelis scenų paprasčiausiai iškirpo. Tai patvirtino pats aktorius, atlikęs įžymiausio DC blogiuko vaidmenį. Mums nerodo, kaip šis personažas sužinojo apie šį dalyką, kaip jam pavyko dasigauti, palauk, kokiu būdu jis išgyveno? Ir tai jau liečia ne tik Jokerį. Mums pateikimi faktai be jokio kompromiso, nėra nei įžangos, nei logiškos pabaigos. Tik staigiai įterptos faktas be jokio paaiškinimo. Man labai patiko Leto vaidyba, tai ne Heath Ledger ir šis aktorius akivaizdžiai nemėgina užimti jo vietos. Tai yra visiškai kitokia Jokerio versija, kuri yra labiau nuspėjama, tačiau kur kas pavojingesnė. Šis Jokeris netrokšta atskleisti mūsų visuomenės absurdo, jis siekia kontroliuoti situaciją ir turint omenyje personažo beprotiškus santykius su Harley Quinn, šis gangsterio įvaizdis puikiai įsipaišo. Bet kaip ir sakiau, Jokerio ne tik per mažai, bet ir jo scenos pateikimos keiščiausių būdų. Tai jis yra, tai jo nėra. Svarbaus vaidmens istorijoje jis nevaidina, o gaila. Margot Robbie yra nuostabi. Džiugu, kad po kvaila šypsena ir vaikiškų balselių slypi ryški, realistiška, sakyčiau, asmenybė. Nesitikėjau, kad šiame filme į komiksų veikėjus bus pažvelgta rimčiau. Deadshot taip pat yra vienas iš centrinių personažų, kuriam skiriama daugiau laiko nei kitiems ir jo priešistorė jaudina. Tačiau galiausiai vienaip ir kitaip visi nori atsiskleisti ir gaunasi dinamiškas, šiek tiek per greitas kokteilis, kuriame pridėta per daug ingredientų, todėl jis netelpa į pernelyg mažą stiklinę. Tokią problemą galėtų išspręsti režisieriaus versija, kuri tikėtina, jog pasirodys Blu-ray formatu. Iš esmės, kūrėjams pavyko užduoti svarbų klausimą, ką reiškia būti blogu žmogumi, o ką mes vadiname tikru blogio įsikūnijimu, kur brėžiame ribą. Tai išties įdomu. Spėju, kad pagrindinio blogiuko tapatybė nebuvo atskleista traileriuose dėl dviejų galimų priežasčių. Kad išliktų intriga, arba todėl, kad blogiukas yra absoliutus nulis. Jis nesukuria jokio konflikto psichologinėme lygmenyje tarp savęs ir oponentų. Jis nepasižymi ne tai, kad ryškiais bruožais, bet visai jokios asmenybės jis neturi. Antagonistai išties lengva pamiršti. Gatvės plėšikas, kuris nušovė Briuso Veino tėvus, buvo labiau charizmatiškas. Juokeliai beje visai neblogi. Šaunu, kad jų yra ne tiek ir daug, bet jie pasireiškia charakterių rėmuose. Tarp būrio narių galiausiai užsiplėškė ryšys. Supratimas, galbūt net simpatija. Todėl nesunku buvo patikėti, kad ji yra vieninga komanda. Belieka pasakyti, kad problema slypi ne kiek filmo kūrėjų nemokėjime pateikti istorijos, kiek kino studijoje, kuri besivydama tendencijas eilinį kartą kiša pagalį savo tarp ratų ir tuo pačiu žudo meną.